Labą dieną, garbė Kristui ir džiaugiamės šiandien kartu su jumis, kad skiriate savo brangų laiką ateidami kartu švęsti Kristaus gelbėtojo gimtadienio. Ir noriu pasakyti, kad Dievas mūsų viešpats ne kūdikėlis, kad suvoktumėt atėjo į žemę, bet atėjo į žemę gelbėtojas, viešpačių viešpats. Dėl to, kad žmonija ir žmonės, kiekvienas iš mūsų suvoktume, koks esate brangus, svarbus ir vertingas viešpaties akise. Ir žinot, ką raštas sako, tai reiškia, ką Dievas sako, nes rašte tai yra parašyti žodžiai jums, vadinasi mums. Ir viešpats sako, aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl tavęs, sako viešpats. Sumanymus tavo geroviai ir ateitį su viltimi. Ir šiandien tegu būna ta diena, kad jūsų vidinė nuostata keičiasi. Ne išorė keičiasi, ne glutės, ne lemputės, kas irgi gražu. Bet tegu šiandien šitas susitikimas įkvėpia jūs pasikeisti ir savo gyvenimą atiduoti Kristui, kuriam nėra nieko neįmanomo, kuris šiandien jūs vertina ir brangina ir nori, kad jūs čia žemėje gyventumėte gerą, pilną ramybės, džiaugsmo, užtikrintumo, gerumo gyvenimą. Ir žinot, ką noriu pasakyti, kad gerumas tai yra lyderio savybė. Būt geram, padėti kitam, tai yra Dievo savybė ir Dievas nori, kad žmonės būtų būtent tokie. Šiandien pristatau jums mūsų komandą šlovintojų, kurie važinėja po daug šalių ir taip šlovina, garbina viešpatį. Taip pat bus Eduardas, kuris liūdis savo gyvenimu, kaip Dievas pakeitė jo gyvenimą. Ir mes norim šiandien pasakyti, kad viešpats yra gyvas ir veikiantis. Lygiai tą patį aš sakau, kuris savanoriauju eilę metų, 10 metų, gal kitų žmonių gyvenimuose, sakydama, kad viešpats yra gyvas šiandien. Ir jis veikia ir lygiai taip pat veikti gali jūsų gyvenimuose, jeigu jūs palenksite savo širdį ir atiduosite savo gyvenimą viešpačiui. Taigi, svarbiausia, kad išeitumėt šiandien suvokdami, kad Kalėdos yra gelbėtojo gimtadienis, viešpačių viešpaties ir mūsų gelbėtojo. Taigi gero laiko ir vėliau kviesime žmonės priimti Kristų, kas dar nepriėmė, ir keistis iš esmės. Man toks klausimas. Dievas atėjo pas tave. O tu sėdi čia ir dabar. Ir va Dievas pasirodė. Ko jisai norėtų? Kaip tu galvoji? Ką jisai norėtų tau duoti? Kaip tu galvoji? Koks giliausias jo noras tau? Ir aš perskaitysiu vieną tokį eilutę, kuris skamba taip. Aš žinau, kokius sumanymus turi dėl jūsų, sako viešpats. Sumanymus jūsų geroviai, o ne nelaimėms. Ir ateitį su viltimi. Daug žmonių meldžiasi už jūs. Labai daug. Daug žmonių, nepažindami jūs, už jūs pergyvena. Daug žmonių Lietuvoje stovi su ašarom už jūsų likimus. Daug žmonių dalyvauja tame, savo širdį tikėjime, kad jūs išeitumėte į gerą, kad jūs surastumėte tikrą laisvę. Bet laisvę nuo ko?
Tokie žodžiai kaip viešpats gelbėtojas, jie man nieko anksčiau nekalbėjo. Jie nieko man nereiškia. Šiandien aš galiu suprasti, ką reiškia šitie žodžiai. Nors dalelė. Bet man jos užtenka tam, kad aš gyvenčiau kitaip. Noriu palinkėti, kad šitos kalėdos būtų iš tikrųjų kitokios. Atgaila, kad suprastumėt, kad žinotumėt, yra pasikeitimas ir vidinis pasikeitimas. Iš išorės, kai išeisit šiandien pro šitas duris, niekas nebus pasikeitę, jūs būsite toliau čia. Bet aš tikiu, kad vidinis jūsų įsitikinimas, jūsų susitikimas, susitaikymas su gelbėtoju, va čia yra tikra kalėdos ir Kristaus gelbėtojas. Jis atėjo todėl į žemę, ne dėl teisiųjų, ne dėl gerųjų, bet dėl blogųjų. Jis atėjo pas blogus, ne pas gerus. Ir šiandien, kad žinotumėt, viešpats sako, kad jis jūs vertina ir brangina, kad jūs esate brangūs žmonės, viešpačiui brangus sūnus. Ir viešpats nori, beldžiasi į jūsų širdis, kad jūs jas atidarytumėt savo mintimis, savo suvokimu, savo įsitikinimu. Ir pasikeitimai tegu būna jūsų širdyje nuo šiandien. Priimkit sprendimą. Ir tai jūsų bus pasirinkimas. Nuo šiandien savo gyvenimą, kaip ir kalbėjau, atiduoti viešpačiui. Aš kalbėsiu žodžius. Tai bus kreipimasis kaip į asmenį. Į Dievą, kuris dabar yra čia, su mumis visais. Į Dievą, kuris tave myli taip, kaip niekas nemyli. Nei mama, nei tėvas. Jis myli tave taip, kad atidavė savo sūnų už kiekvieną tavo nuodėmę. Ateik sąžiningai pas jį. Pajausk, va čia kas vyksta. Pamąstyk apie viską, ką jis padarė šiame gyvenime. Pamąstyk apie kiekvieną žodį, kuriuo teisėjai kitus žmonės. Pamąstyk apie kiekvieną žodį, kuriuo smerkėjai žmonės. Žeminai. Už kiekvieną darbą, kurį jis padarė prieš savo sąžinę ir kitų žmonių valią. Jie nepraeis be pasiekmių žmogau. Bet jeigu tu nori ateiti į ramybę, atgailauk už savo nuodėmes, suprasdamas, kad Dievas tave myli. Aš sakysiu žodžius. Sakykit garsiai savo, lūpom išpažinkit. Brangus Dieve, aš ateinu pas tave, girdėdamas apie tavo sūnų Jėzų. Tu žinai kiekvieną mano nuodėmę, kiekvieną mintį ir kiekvieną žodį, kiekvieną darbą, kurį aš padariau prieš tavo valią, kurį įskaudinau žmonės, savo artimuosius, savo draugus ir pažįstamus, ir tolimus žmonės. Aš prašau tavęs, atleisk man, duok man jėgų atleisti savo. Aš atleidžiu savo. Jėzaus Kristaus vardu. Aš prašau už žmonės, kuriuos aš esu įskaudinęs. Duok jiems jėgų atleisti man. Jėzau, ateik į mano širdį. Surišk mano širdies prakeikimus. Aš išsižadau gyvenimo be Dievo, visų prakeikimų per tavo sūnų. Ir kiekvienas tikintis pasako. Amen. Kryžių tau atleista, tu priimtas koks esi. Pasiimk viską,
nereiškia, kad iš karto kažkas pasikeis, tai bus kelias, bet gyvenimo kelias, ne pražūties kelias. Ir Viešpats jumis žavisi, jūs vertina ir brangina. Svarbiausia, vertinkite Viešpatį ir kitus kaip patys save. Nes du pagrindiniai įsakymai, ką Viešpats atėjęs į žemę mokė žmonės, kad mylėti, gerbti Viešpatį savo Dievą, visą savo širdimi, visų savo protų ir kitą kaip patys save. Tai Kalėdos yra gerbti Viešpatį, skirti jam laiką, mąstyti, vertinti, kad Dievas sako savo žodžiuose, kaip Eduardas ir sakė, kad šita gyvenimo knyga tikrai yra gyva. Mes nebereikalo, mes neišprotėję važinėjom po tokias įstaigas ir kitose vietose su žmonėmis dalinamės, bet todėl, kad tai yra gyva ir kad tai veikia mūsų pačių gyvenimuose. Todėl šios Kalėdos, aš tikiu, bus kitokios, kad jūs Viešpatį pakviečiat į savo gyvenimą ir keičiatės. Ir tai bus kelias, teisingas kelias. Reikės laiko, bet aš tikiu, kad Dievas jūs laikys, nes jis pažadėjo ir nesikeičia. Sako, tikrai mano gerumas ir mano gailestingumas lydi ir lydės tave visas gyvenimo dienas. Tegu tie Dievo žodžiai skamba jūsų ausise, jūsų širdise, kad Dievas geras, gailestingas ir jis nori, kad mes žmonės keistumėmės į jo atvaizdą ir pavydalą. Ir aš tikiu, kad tikrai taip ir bus, nes jūs pasirinksite ir renkatės, kas teisinga. Taip pat kviečiu šeštadieniais ateiti į koplyčią 3 valandą, kai mes renkamės pažindintis, ugdyti tikėjimą savo širdyje. Nes Dievui neužtenka vieną kartą, kad per metus jūs ateinate į koncertą. Dievas yra asmuo, kaip žmonės, kaip vieni kitus mes matom. Tik Viešpats nematomas, gyvena savo žodžiuose. Ir jis nori, kad mes žmonės bendrautume su Viešpačiu. Kad Viešpats būtų gyvas jums ir keistų jūsų gyvenimus. Svarbiausia, nepamirškit, kad šiandien gelbėtojo gimtadienį švenčia pasaulis. Tai reiškia gelbėtojo, kuris nori, kad žmonių gyvenimai keistusi. Ir atgaila, tai reiškia iš graikų kalbos pasikeitimas. Tai reiškia, kai jūs sakot, Viešpatie, aš atidaviau savo gyvenimą į tavo rankas, nuo tos akimirkos dvasiniam pasaulyje pasikeitė aplinkybės, bet jos kol keisis jūsų gyvenime, eis laikas. Bet tai verta gyventi su Viešpačiu. Tai va, kuo geriausių jų metų, kuo geriausios kloties, svarbiausia, laukite gerą, pasitikėdami Viešpačiu. Nes viltis, Dievo viltis, yra užtikrintas laukimas gero. Ir viltis, tai yra, noriu pasakyti, baimė, kad baimė nekuria ateities. Ateitį kuria viltis. Tai va tas viltis užtikrintas laukimas gero. Tegu tai būna jūsų širdise ir viso ko geriausio. Labai ačiū.